Sveiki ir šiandien svečiuose diplomatas Tadas Kubilius. Tadai, sveiki. O dabar Sveiki. Pabandysiu jūsų pareigas pasakyti. Esat Lietuvos užsienio reikalų ministerijos globalios Lietuvos departamento grįžimo į Lietuvą skyriaus vadovas. Tikrai taip. Galima ir trumpiau, tiesiog Lietuvos diplomatas. Šiuo metu užimantis tas ir tas pareigas. Man tai yra, aš kažkaip patį ir jūsų darbą tai priimu kaip grįžtu LT. Man tai yra tas toks labai geras skambus pavadinimas grįžtu LT ir tai yra būtent viską, kas susijęs su lietuvių grįžimu į Lietuvą, su, sakykime, sprendimais grįžti, su po to įsikūrimais ir visa kita. Kaip bendrai šitą idėją ir kada prasidėjo ir kodėl užsienio reikalų ministerija būtent tuo užsima? Tai visų pirma, tai ačiū, kad pakvietėte. Labai malonu būti čia ir dalyvauti pokalbį su jumis. Ir grįžimas į Lietuvą. Ir tai, kad grįžtu LT jau darosi vis labiau ir labiau žinomas visuomenėje ir ypač diasporoje. Nes kas yra grįžtu LT? Grįžtu LT būtent yra ta platforma, kuri skirta užsienyje gyvenantiems lietuviams, kuomet jie vienoje vietoje mūsų tinklapyje grįžtu.lt gali rasti visą reikalingą aktualią informaciją. Ir tai, ką dabar daro valstybė, užsienio reikalų ministerija, šiuo atveju kaip diasporos politiką koordinuojanti institucija, nėra naujas formatas, kad taip tokia aktuali informacija būtų teikiama užsienio gyvenantiems lietuviams. Prieš tai darė Tarptautinė migracijos organizacija. Tai buvo projektas Renkuosi Lietuvą ir tai buvo valstybės lėšomis finansuojamas projektas. Bet 22 metais buvo priimtas vyriausybės sprendimas, kad užsienio reikalų ministerija kaip diasporos politiką koordinuojanti institucija perima ir tą funkciją teikti informaciją svarstantiems, planuojantiems grįžti ir kartu rūpintis tais aktualiais klausimais, stebėti ir įtraukti kitas Lietuvos institucijas, kad tai nebūtų tik tai mes, užsienio reikalų ministerija. Nu taip, nes kągi gali padėti kaip užsienio reikalų ministerija žmogui, kuris, sakykime, grįždamas galvoja, kur mano vaikai mokysis, kur aš dirbsiu, kokios ten mokestinės sąlygos, kiti dalykai, nes jeigu išvažiavo anksčiau, tai natūralu, kad tai yra ne vienos užsienio reikalų ministerijos klausimas. Bet tokių informacinių resursų, kaip pačiam teko grįžti į Lietuvą, nežinau, asmeninė patirtis yra, kad teko gyventi kurį laiką užsienyje ir po to buvo sprendimas grįžti. Tuo metu dar nebuvo, ar ne? Tuo metu aš pats iš Lietuvos išvykau ne kaip diplomatas, o tiesiog kaip Lietuvos pilietis 1999 metais praleidau užsienyje daugiau kaip 8 metus Jungtinėse Amerikos valstijose ir priėmiau sprendimą grįžti 2007, grįžau 2008, tai ta informacija buvo ribota be abejo. Buvo toks informacinis centras, vieno žmogaus vykdomas projektas, jeigu neklystu, tai buvo prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, toks grįžtančių informacinis centras, prie Lietuvos Respublikos Seimo įsikūręs ofisas, bet tos informacijos tikrai... Nes grįžot per pačią krizę. Grįžau per pačią, tai čia yra jau atskira istorija, bet tikrai galiu pasidalinti šiek tiek tą pačią patirtim to grįžimo, tais 2008 metais. Ir čia buvo vėlgi labai svarbus bendruomeniškumo jausmas. Ką mes gyvendami užsienyje išmokstame, vėlgi aš gyvenau lietuviškoje Čikagoje. Tai turėjau progą susipažinti su lietuvių diaspora pačioje jos širdyje, su institucijom, su lietuvių fondų, su žiniasklaidos priemonėm, su įvairiausiamis organizacijomis. Veiklų buvo labai daug, aš ten studijavau, po to dirbau įvairiose vietose, bet ta patirtis, bendruomeniškumo patirtis ir tiesiogiai susijusi su lietuvių bendruomenė davė daug man kaip žmogui, bet šiuo atveju, kalbant apie grįžimą,
Tai vėlgi buvo mūsų bendruomenė, kur mes įkūrėme lietuvių gyvenusių Amerikoje visuomeninę organizaciją Sugrįžus. Čia Lietuvoje? Lietuvoje. Ir tai buvo platforma. Vis dar veikianti? Kaip tik praeitą savaitę buvom su bičiuliais susitikę. Tai be abejo, tai praėjo daug metų, žmonės integravosi, žmonės susikūrė savo gyvenimus. Tai to aktualumo tokio susitikti ten kartą per mėnesį buvo tradicija susitikti kartą paskutinį mėnesio ketvirtadienį, kažkai skirtingo vietoje, dalintis informaciją, pritraukti naujus sugrįžusius, bet didžioji misija buvo skleisti žinią apie sugrįžimo galimybės ir dalinti savo patirtimi, dalintis patarimais, tiesiog elementariais patarimais, kas veikia, kas neveikia, kur reikia kreiptis dėl vienų ar kitų dokumentų ir darbo paieškos, ta prasme, įvairiausiais klausimais, bet tai buvo tas toks socialinis klubas, kur mes susitikdavom, bendraudavom ir tiesiog iš tikrųjų džiaugdavomės, kad sugrįžom į Lietuvą. Nors ir su iššūkiais. Bet įdomiai skamba, ar ne, kai vis tiek tam tikrą laiką praleidži užsienį, kai grįžti į Lietuvą, vis tiek yra tas adaptacijos periodas. Nėra taip, kad grįžti ir vėl viskas tas pats, nes gyvenimas juda, kažkas keičiasi, tvarkos keičiasi, taisyklės keičiasi, natūralu, kad grįžęs Lietuvon, tu turi tam tikrą adaptacijos periodą. Ir kai jeigu to, sakykime, nėra vietos, kur tu galėtum gauti čia vienoje vietoje, vienam langelį tos informacijos, tai tokie klubai turėjo prasme. Vienareikšmiškai, man atrodo, tam grįžimo procese planavimas yra labai svarbus dalykas. Informacijos pasiekiamumas, prieinamumas, galų gale aiškumas, tai yra kritiniai dalykai. Ir kuomet žmonės pamato, kad Lietuvos valstybei tai rūpi, kad Lietuvos valstybė skiria tam dėmesį, pastangas, resursus, tai tie sprendimai ir lengviau primami. Nes Užsienio reikalų ministerija, Globalios Lietuvos departamentas jau eilę metų, daugiau kaip 10 metų, kiekvienais metais atlieka diasporos apklausą. Tai mes klausomės, mes klausiam, mes girdim, kuom gyvena diaspora ir remiantis tais apklausos duomenimis atitinkamai ir veikiame. Nes čia, tada matyti, vis tiek yra ne tik tai, kad informacijos pateikimas, bet matyti žmonės vertina ir pagal tai, kokia yra ta paslaugos kokybė, ar ne? Nes jeigu tau reikia susitvarkyti labai konkretų dalyką ir jeigu tavas metal viską labai gražiai aprašė, kaip čia bus viskas faina ir gerai, tu grįžti ir turi reikalų, tai tas neveikia arba netaip veikia, kaip buvo aprašyta. Natūralu, kad žmonės gali ir nusivilti. Tai čia yra beprotiškai didelis darbas ne tik informacinis, bet ir sukoordinuoti, kad tos paslaugos būtų teigiamas gerai. Vienareikšmiškai, Artūrai, tai labai teisingai ir pastebėjo. Čia tas įtraukimas mūsų visų kompetentingų institucijų yra mūsų sekantis iššūkis. Ir ruošiantis, startuojant Grįžtu LT platformai, konsultacijų centrui Grįžtu LT, kuris teikia tą visą informaciją, mūsų konsultantės atsiliepia į telefono skambučius, teikia informaciją elektroniniu paštu, ar tai tiesioginiu interneto pokalbiu, jeigu žmonės neranda, tarkim, tos informacijos reikalingos mūsų tinklapyje, bet tuo viskas nesibaigia. Yra daugybė Lietuvos institucijų, kurios pagal savo kompetenciją vykdo savo funkcijas ir jeigu žmogui reikia susirasti mokyklą, tai vėlgi galbūt pirminės informacijos ieškos pas mus, bet gale dienos bet kuriuo atveju kreipsis į savivaldybę, kreipsis į konkrečią mokyklą, tam tikrais atvejais kreipsis į Švietimo ir mokslo ir sporto ministeriją. Lygiai taip pat dėl užimtumo, kur vėlgi tie kertiniai klausimai vaikų mokslas, užimtumo galimybės Lietuvoje, vėlgi socialinės įvairiausios paslaugos, tai didelį dėmesį skiriam bendradarbiavimui su institucijom. Prieš startą turėjom daugybę susitikimų, virš 50, kuomet diskutavom, tarėmės, kokią svarbiausią informaciją tiek pateikti tam jau mūsų Grįžtu LT tinklapyje, tiek užtikrinti, kad žmonės, kuomet kreipsis tiesiogiai tas institucijas, taip pat gautų adekvačią informaciją ir ar tai konsultantai, ar priėmimo skyriuose žmonės suprastų, su kokiais iššūkiais, su kokiais klausimais kreipiasi sugrįžtantieji ar planuojantys sugrįžti, kartais kreipiasi tiesiog čia Lietuvoje gyvenantys giminės, draugai, artimieji dėl jų klausimų. Tai va, tas yra, sakyčiau, svarbiausias ir toliau mūsų funkcija koordinuoti, bendrauti tiesiogiai su institucijom plus savivaldybės.
Ir jo, apie savivaldybės truputėlį vėliau, bet yra iš tikrųjų įdomu. Per pastaruosius 5 metus per 100 000 grįžusių. Čia daug ar mažai? Be abejo daug. Kiekvienas sugrįžęs yra jau pliusas, o ne minusas. Bet žvelgiant į pastaruosius 5 metus, tai yra visiškas žaidimo pasikeitimas. Kokia prasme? Pastarieji 5 metai lūžis, kuomet į Lietuvą kiekvienais metais sugrįžta daugiau Lietuvos piliečių, negu iš jos išvyksta. Ir tai yra džiuginanti tendencija. Ir vėlgi žvelgiant į mūsų pastaruosius 25 metus, vėlgi įstojimas į Europos Sąjungą 2004 metai ir 2005 metais mes stebime rekordinę išvykimo iš Lietuvos tendenciją, beveik 80 000. Sekanti didžioji banga buvo krizė 2008-2009 metai ir tas pikas buvo pasiektas 2010 metais. Nors vėlgi, kalbant apie grįžimą, net įdomu pastebėti, kad 2013 metais beveik 30 000 žmonių sugrįžo. Tai vėlgi galima interpretuoti, kad tai buvo vėlgi su ta banga, kuri įvyko krizės metu, daug išvykę, galbūt kažkas neįsintegravo, galbūt kažkas ten per tos porą metų užsidirbo pakankamai pinigų ir sugrįžo, tai vėlgi. O kaip studentai, kurie išvažiuoja studijuoti, jie patenka į tuos skaičius, ar jie visgi nepatenka kaip išvykę iš šalies? Tai vėlgi, jeigu yra deklaruota gyvenamoji vieta, tai jau yra traktuojama kaip išvykimas. Tai čia vėlgi tas formulės labiau jau ne mes skaičiuojam tos žmonės, skaičiuoja valstybės duomenų agentūra, bet taip, patenka ir labai įdomu, studentai. nes tai iš tikrųjų šitas faktas įdomu, jeigu, pavyzdžiui, studentas išvyksta, bet jis informuoja, aišku, Sodra turi informuoti, kad jis mokosi užsienyje, nes kitu atveju turės mokesčius tam tikrus mokėti. Tai matyt turėtų patekti į tą, kad čia yra kartu su studentais, nes aš kaip pasižiūrėjau į statistiką prieš dar pandemiją, pavyzdžiui, virš 6 000 Lietuvos abiturientų išvyko mokytis į užsienį. Tai yra pakankamai didelis skaičius. Tai reiškia, kuris yra potencialiai sugrįžtantis, ne vien tik tai, kad išvyksta ir ten lieka. Tikrai taip. Ir dėmesys jaunimui yra didelis iš mūsų pusės. Vėlgi, tam pačiam Grįžtu.lt puslapyje galima rasti stažuočių, praktikų bazę, kur jaunimas gali pasirinkti, kaip mes sakome, šiek tiek pasimatuoti Lietuvą ir ne tik tas šviežiai išvykęs jaunimas, bet ir ilgėliau gyvenęs užsienyje. Vėlgi yra puikios stažuotės, ta pati Kazickų fondo finansuojama kartu ir valstybės remiama Junkis Lietuvai programa, iš Amerikos LIS programa, kuomet Amerikoje gyvenantis jaunuoliai atvyksta vasarą, atlieka praktikas čia veikiančiose įmonėse, daugybė susitikimų tiek su valstybės institucijų atstovais, tiek su valstybės vadovais. Tai tas dėmesys yra skiriamas jaunimui didelis, vėlgi bendravom kartu su universitetais, su kolegijom, ir siekiam, kad jie savo komunikaciją, dėmesį taip pat skirtų diasporos jaunimui, ne vien tik pritraukiant studentus užsieniečius, bet matytų tą didžiulį potencialą, kuris yra Lietuvos diasporai. Čia prieš kurį laiką turėjom pokalbį apie mūsų švietimo sistemą ir būtent aš tai labiau matau, kad mūsų pati egzaminų sistema ir priėmimo universitetų sistema skatina kai kuriuos studentus tiesiog pasirinkti užsienio universitetus dėl to, kad ten sprendimai yra anksčiau priimami. Tai aš sakyčiau, kad tam, kad kai kurie studentai neišvyktų, būtų gerai dar susižiūrėti vietinės tvarkas ir įstatymus, kur, manau, dar bent jau trečdalį būtų galima tų žmonių išvykti. Aš nesakau, kad yra blogai išvykti ar ne į užsienį mokytis, nes tai yra patirtis visa kita, bet tą darbą, kurį jūs darot, man kartais iš tikrųjų atrodo, kad dar labai daug yra tokių dalykų, kur mes tiesiog net nepagalvojam, kokie dalykai lemtų žmonių motivaciją, kad jie priimtų vieną ar kitą sprendimą. Sprendimą ar likti, arba sprendimą kuo greičiau grįžti, nes visgi jūs dirbat kaip ir tokia, sakyčiau, kaip rinkodarinė agentūra, kuri užsiima protų grąžinimu į Lietuvą. Tai mano klausimas dar kitas yra, jeigu taip pasižiūrėti bendras skaičius grįžtančių ar ne, bet kur daugiausiai žmonės grįžta Lietuvoje?
Tai be abejo, Vilnius, Kaunas, Klaipėda didieji miestai, bet mes taip pat, kadangi bendravom daug su savivaldybėm, su visom savivaldybėm ir visos savivaldybės yra aktyviai įsitraukusios ir globalios Lietuvos strategijos įgyvendinimą veiksmų planą, bet kalbant apie tuos skaičius, paskaičiavom, kiek tenka sugrįžtančiųjų tam vienam nuolatiniam Lietuvos gyventojui. Tai tikrai nustebome, kad tas skaičius yra ir laimi tos mažosios savivaldybės. Ar tai būtų Pagėgiai, ar Palanga, ar Kazlų. Nuo gyventojų skaičiaus toj vietoviai, kiek yra grįžusių, tai yra per capita vadinamasis. Per capita tikrai, dabar tai va tas vienam nuolatiniam gyventojui, kiek tenka sugrįžtančiųjų, tai top 10, čia aš kalbu apie 23 metų skaičius, bet turbūt panašios tendencijos bus ir praeitais metais, mes vis dabar kaip tik laukiam naujausių duomenų, jau tų galutinių duomenų iš 24 metų statistikos, tai vėlgi Visaginas, Vilkaviškis, Palanga, Kazlų Rūda, ten žmonės irgi sugrįžta, tai tas labai džiugina, kad žmonės sugrįžta ir dažnai sugrįžta į savo gimtasias savivaldybės. Sakykit, o čia nėra truputėlį ir to, kad kiek pačios savivaldybės geba užsimta vietos rinkodarą, ar ne, kiek jie sugeba parodyti tas galimybės, kurios yra įmanomos tuose mažesniuose miesteliuose, ne Vilniuje, ne Kaune, ne Klaipėdoje. Kiek tas lemia, kad žmonės renkasi būtent grįžti nebūtinai į Vilnių? Vienareikšmiškai. Čia yra labai svarbi grandis ir kur savivaldybės, tai 60 Lietuvos savivaldybių, gali būti ir geroji konkurencija tarp savivaldybių ir faktas, kad tokie miestai kaip Šiauliai skiria daug dėmesio, Alytus skiria daug dėmesio. Tarp kitko, Šiauliai yra per pastarąjį laikotarpį jie yra sparčiausiai augantis miestas. Jie per 5 paskutinius metus yra padidėję 11,5%. Išvaizduojate, Šiauliai įsiplėtė virš 10% per 10 metų. Ir vėl matosi politinė lyderystė iš miesto valdžios. Aš vakar kalbėjau su Šiaulių vicemeru, kaip tik mes vykstam už porą savaičių į renginį Jungtinėje karalystėje, kur turėsim konsultacijų centras Grįžtu LT kartu su Šiaulių miesto savivaldybės stendą, skleisim žinią Jungtinėje karalystėje gyvenantiems lietuviams apie grįžimo į Lietuvą galimybės ir labai smagu, kad kartu su mumis dalyvaus būtent Lietuvos vienos iš savivaldybių atstovai. Tai kuomet yra dėmesys diasporai dar esant Lietuvoje iš savivaldybės pusės skleidimas tos žinios, pristatymas galimybių ir bendravimas, tiesioginis bendravimas su užsienyje gyvenančiais lietuviais, ar tai būtų renginių metu, ar tai būtų tam tikros bendruomenės, vėlgi globalūs regionai, paskiriami miestų savivaldybių ambasadoriai užsienyje, tai čia irgi ypatingai svarbi rolė ir mūsų jau kaip užsienio reikalų ministerijos koordinavimo funkcija, kad kuo daugiau žmonių, institucijų, savivaldybių įsitrauktų į tas veiklas ir skirtų dėmesį užsienyje gyvenančiams lietuviams. Ir faktas, kad pristatytų tai, ką daro čia Lietuvoje. Tai rezultatai akivaizdus ir matosi. Nes aš tiesą pasakius, žiūrėdamas šitą statistiką, tikrai buvau nustebęs, niekada nebuvau pastebėjęs, kad būtent Šiauliai yra pirmaujantis Lietuvoje. Vilnius yra antras pagal 5 metų statistiką. Jis augo 9%, o tuo tarpu Šiauliai yra visiškas lyderis. Ir iš tų didžiųjų miestų jau nuo Panevėžys vis dar mažėja, bet čia matyti irgi tas sprendimas, ką jie yra pasidarę dabar ir atsiradęs Stasio muziejus, kuris yra taip. Nes norint, kad žmonės grįžtų į miestus, ten reikia turėti ne tik tai darbo vietą, reikia turėti švietimo infrastruktūrą, reikia turėti meno, sakykime, objektų, nes kitu atveju žmogus ne tik gyvena darbu ir valgiu. Vienareikšmiškai ir užsienio gyventojai lietuviai stebi, mato, seka tą informaciją. Mes kalbėjom irgi su vienu iš Lietuvos miestų meru ir jis iš pradžių tai buvo šiek tiek skeptiškas maždaug, tai čia užsienio gyventojai lietuviai lyg ir nėra mano rinkėjai ir kodėl aš turėčiau skirti dėmesį, bet netgi pažiūrint į socialinius tinklus ir visą analitiką, dinamiką, pasižiūrėjom, kad pasirodo didelė dalis sekėjų yra užsienyje gyvenantys lietuviai. Tai prasme, tai toks irgi tas suvokimas, kad ir stebi, ir mato, ir žino,
ir vieną dieną priims sprendimą sugrįžti. Bet šitoje vietoje aš tai tokiam politikui, jeigu man pasakytų, kad žiūrėk, mano užsienį gyvenantis lietuvis yra ne mano rinkėjas, dėl to man jie yra vienodai, tai turint omeny, kad didesnė dalis mažesnių miestų traukiasi, tai po kiek laiko tu rinkėjų iš viso gali nebeturėti, jeigu nesirūpinsi, kad jų būtų. Be abejo, teisingi pastebėjimai ir ypač kai matai, kad tie žmonės svarsto apie grįžimą, jie yra iš ten išvykę. Ta prasme, tai visiškai natūralūs procesai ir čia yra visiškai mūsų valstybės galimybės, potencialas didžiulis. Bet čia toks įdomus savivaldybėms tada gaunasi tas būtent motyvas, nes tu turi truputėlį pradėti užsimti, kas yra vadinamas site marketing arba to vietovės rinkodara, kuris verčia tave tiesiog rodyti savo išskirtinumą, kodėl tavęs verta ne tik atvažiuoti, bet galbūt ir apsigyventi. Klausimas yra, ar savivaldybės turi pakankamai tiek žinių, tiek resursų šitam darbui? Tai bendradarbiavom tiesiogiai su Lietuvos savivaldybių asociacija, nuolatos dalyvaujam arba net kartu organizuojam renginius skirtus tiek komunikacijos gebėjimų didinimui, tiek pristatant tai, kas yra aktualu jau konkrečiai apie diasporos politiką, apie grįžimo skatinimo galimybės. Tai tikrai tiesiogiai yra paskirti didžiojo dalies savivaldybių diasporos koordinatoriai. Mes kaip šią politiką koordinuojantys žmonės turim irgi tiesioginį kontaktą, konsultuojamės, bendraujame, patys savo kanalu Grįžtu.lt šiuo metu, artimiausiu metu startuosime su tokia kampanija Atrask savo gimtąją savivaldybę, kuomet skleisim žinią ir tuos visus pliusus pateiksime, kad kuo plačiau žmonės sužinotų. Tai jūs padėsite savivaldybėm truputėlį, kaip sakyt, būtent su ta komunikacija kažkiek tai, kad pasiektų plačiau? Vienareikšmiškai. Mes tai matome, kad Grįžtu.lt komanda yra visos Lietuvos interesas ir dalyvavimas joje tose veiklose yra mūsų visų interesas. Tai ne tai, kad čia yra tik tai užsienio reikalų ministerijos, neduok dieve, čia tik tai vieno kažkokio mažo grįžimo į Lietuvą skyriaus prerogatyva ir prioritetai. Ne, tai yra visiems mums svarbus tikslas pritraukti kuo daugiau sugrįžtančių, nes iššūkiai mes patys visi žinom, kokie yra ir demografiniai iššūkiai ir tiesiog poreikis, kad žmonės sugrįžtų. Kaip tik šiandien kalbėdamas su kolega universitete, būtent su ekonomistu, aš kaip tik užklausiau, nes man pasidarė, ruošdamas šitam pokalbį, tiesiog pradėjau galvoti, įdomu, kad jeigu paskaičiuoti, ar ne, kiek aukštos kvalifikacijos, sakykime, darbuotojas, kuris yra lietuvis ir grįžta atgal, ir jeigu užsienietis, kuris atvažiuoja, kiek skirtusi ekonominė, sakykime, nauda, ar ne, ta galima, kad kai yra lietuvis, nes natūralu, jeigu tu grįžti, greičiausiai tu galvosi apie nuosavą būstą, reiškia tam tikrą investiciją į nekilnojamą turtą, jeigu tu turi artimųjų ir juos remi, tai reiškia, kad pinigai lieka čia. Tai man iš tikrųjų pasirodė įdomu ir bandysiu kažkurį iš kolegų užnorint, kad galbūt būtų galima atrasti modelį, tiesiog paskaičiavimą, ar ne? Nes tokiu būdu būtų galima visą tą, ką jūs darote, išversti į tam tikrą, nes, šitas pasaulis mėgsta skaičiuoti viską pinigais, ar ne? Tiesiog pasižiūrėti, kokia yra ekonominė nauda. Ne tik tai, sakykime, tai, kad mes gražinam ir lietuvius iš užsienio, ir čia jau yra politinis klausimas, bet tiesą pasakius, aš matau čia ir ekonominę pusę. Tikrai taip, ir jeigu mes kalbame apie vienoje ir kitoje srityje sektorėje trūkstamų darbuotojų ir atsivežimą užsieniečių, tai vėlgi, kiek kainuotų jau integracija, kiek kainuotų kiti kaštai, jeigu mes kalbam apie ilgalaikį valstybės perspektyvą, kad tie žmonės integruotųsi ir čia liktų, kurtų savo gyvenimą, tai vėlgi šansų yra mažiau, kad jie tikrai liks. Kuomet su diasporos atstovais, jau jeigu žmogus priims sprendimą sugrįžti, tai kur kas daugiau šansų, kad jis tikrai liks ir kurs savo gyvenimą, negu vėlis kažkur tai išvažiuotų. Jau nekalbant apie šitus finansinius niuansus, ką jūs ir minėjot. Jo, nes čia toks būtų labai įdomus ekonominis exercisas paskaičiuoti. Sakykit, iš savo patirties, bet ir bendrai, kai darot apklausas, pagrindiniai motyvai, kodėl lietuviai apsisprendžia grįžti? Kas yra varomasis varikliukas?
numeris 1 tai yra šeima, draugai, artimieji. Tai iš tų, kurie planuoja, svarsto apie grįžimą, tai vienareikšmiškai apie 60%. Antras variantas ir tas pasirinkimas, galvojimas apie senatvę, apie pensinį amžių, kad norėčiau sugrįžti čia po galbūt darbo užsienyje ir išeiti pensiją. Anksčiau buvo svajonė, kad pensija kažkur šiltuose kraštuose, bet su klimato kaita toks jausmas, kad mes čia tampam visai neblogą vietą. Tikrai taip, ir mes dabar dažnai matom, kad įvairiausiose turizmo žurnaluose, kur Lietuva yra kaip destinacija numeris 1. Ir pasirenkama. O kitos priežastys dėl grįžimo niekur taip gerai nesijaučiu kaip Lietuvoje. Mato pokyčius Lietuvoje. Nori patys prisijungti prie gerovės Lietuvoje kūrimo. Tai va tie skaičiai ir tos priežastys iš tikro džiugina. Ir kuomet mato tą pasikeitimą, mato gerėjančią ekonominę situaciją, tai tie sprendimai, ir kurie yra primami, jie bus tvaresni, nes jeigu lyginant tą užsienietį ir Lietuvos diasporos atstovą. Tai... Sakykit, Tadai, o dar nėra to domino efekto, ar ne, kad jeigu aš žinau, kad kažkas, gyvenu, nežinau, Amerikoje, Jungtinėje karalystėje, kažkas iš mano aplinkos grįžo ir jeigu aš sužinau, kad jo, įsikūrė, patinka visą kitą, kad tas irgi veikia kaip motivatorius priimti sprendimą, kad gal ir man reikia bandyti žiūrėti tą pusę. Vienareikšmiškai, tai tą mes ir girdim ir matom, bendraudami su diaspora, vykdami į įvairiausius renginius užsienyje, į bendruomenių renginius, susitikimus su bendruomenėmis, bendraudami tiesiogiai, ir taip pat daug dėmesio skiriam tai sklaidai tų sėkmės istorijų. Tiesiog kartais nesinori sakyti sėkmė ar nesėkmė, tiesiog istorijos, sugrįžimo istorijos, vėlgi viskas yra ir išsakyti tos iššūkius, problemas, su kuriais susiduria, vien dėl to, kad jos būtų sprendžiamos. Ir netgi patys organizuodami renginius dažnai kviečiame panelėje dalyvauti įvairiausių sričių sugrįžusius į Lietuvą, kurie galėtų pasidalinti savo patirtimi, išsakyti, ar tai būtų problemos, ar tai būtų iššūkiai. Ir dažnai išgirstame, kad didžiausia klaida buvo, kad negrįžau anksčiau. Šitas, minėjot istorijas, tai klausimas yra, kokios yra įdomiausias iš jūsų girdėtų istorijų grįžimo? Tai tos istorijos, kiekviena istorija džiugina. Mane asmeniškai tai labiausiai džiugina... Jūsų asmeninė istorija, kad grįžot. Čia yra top. Bet labiausiai regionus iš tikro. Labiausiai mane, žinai, vėlgi didelis miestas Vilniuje, tai tu čia matai tą pačią įvairiausią žmonių ir tapatybių srautą, skirtingos šalys, skirtingos tautybės. O kuomet matai sugrįžusi žmogų su savo patirtim, kokią Michelin restorano šefą įkuriantį restoraną kažkur tai Lazdijų rajone ir pakeičiantį visą tokį kultūrinį ir ar ten kulinarinį to miestelio gyvenimą, tai tas mane labiausiai džiugina, kuomet savo pavyzdžiais, savo patirtim atneša naujas idėjas į regionus. Ir pamato, kad viskas įmanoma. Kuomet kažkas skeptiškai sakydavo, kad ne, čia kas ateis pas mane pirkti kažką, kas ateis čia pas mane valgyti, pasirodo ateina, kuomet pamato naują idėją, naują kažkokį kokybišką produktą ir tokių pavyzdžių matom, tokie, nežinau, Lazdijų rajone vaikinas įkūrė restoraną, kažkur tai vėlgi sugrįžę iš Airijos įkūrė Molėtuose vanilinį dangų. Tai tokie pavyzdžiai užkrečia. Jurbarko rajone, grįžus iš Airijos, iš Jungtinės karalystės, kartu su savo vyro Airiu, sukūrė levandų parką, sukūrė restoraną ir keičia to miestelio kultūrą savo buvimu ten, savo idėjomis, kartais tiesiog savo nuotaiką ir požiūrį. Jo, man atrodo, kad mes kartais gyvendami patys jau čia nepastebim tam tikrų dalykų, tam tikrų privalumų, kurie yra. Aš prisimenu, prieš kurį laiką teko daryti vieną projektą Vilniaus dailės akademijos
akademijai ir būtent turėjom Telšiuose su jų fakultetu ten ir kur prieš tai nagrinėdamasis, ar ne, vat, kokia būtų to fakulteto stiprybė, tai aš pamačiau, kad pasaulinė beprotiška didelė tendencija, tai yra menas ir būtent tvarumas, klimato, sakykime, ta kaitos įtaka, kad dailininkai, menininkai ieško vietų, kur būtų toli nuo miestų, kur būtų gamta, kur būtų galimybė daryti. Tai aš tuo metu sakiau, jūs turite unikalią, jūs, pavyzdžiui, ten visą Aziją, sakykime, prisitraukti studentų tokiam fakultetui turėtų būti labai lengva, tiek Skandinavija, jie labai orientuoti tos dalykus. Bet kas buvo įdomiausia, kai aš tada šnekėjau, aš mačiau, kad netiki žmonės. Jie sako, kas čia tokio pas mus yra? Kas čia tokio, kodėl galėtų būti tai įdomu? Tai va, tas dalykas, man atrodo, kartais tie grįžimai parodo, kad, žiūrėkit, jūs gyvenat labai puikioj vietoj, tiesiog niekada apie tai nesusimąstėt, nes nebuvot kitur. Tikrai taip. Ir tą mes nuolatos matom ir girdim tas istorijas. Ir kartais prireikia to kito žmogaus, kuris parodo, kad čia yra wow, čia yra galimybės. Ir tos patirtys yra iš tikro žmonės sugrįžta iš užsienio praturtėję savo patirtim, savo matymu. Kartais tu pamatai tam pačiam plinam lauke tas kitas galimybės, ko čia visą gyvenimą galbūt nepamatėjai. Bet čia vėlgi nenuvertinant, kad čia kažkas geriau, kažkas blogiau, čia tiesiog įvairovė visą laiką praturtina bendrą visą tą mūsų erdvę. Aišku, be to, kad viskas, kaip sakyti, pati tendencija labai puikiai ir visą kitą, ką jūs keistumėt, ar ne, ką reikėtų pakeisti dar, kad tas grįžimas žmonėms, kurie apsisprendžia, būtų dar sklandesnis. Kas yra tokio, ko tikrai, kur dar turim dirbti? Man tai atrodytų, kalbant apie pasikeitimą, tai vėlgi daugiau norėtųsi dialogo su diaspora mūsų valstybės ir ryšio užsienyje gyvenančiams lietuviams pristatant Lietuvą. Valstybė, tai man truputėlį, valstybė yra institucijos, ar ne? Vis tiek tai nėra kažkas tokio bendro. Tai yra labai konkrečiai viena ar kita institucija. Tai kurioj srity mes dar truputėlį stringam arba kur galėtume daryti geriau? Tai vėlgi, grįžtant prie to, kad skleidžiant žinią apie save ir pristatant tas galimybės, konkrečiai kalbant apie tą auditoriją diasporos, nes vėlgi šiais laikais, neramiais geopolitiniais laikais, daug informacijos, nebūtinai teisingos informacijos pasiekia užsienį gyvenančius lietuvius. Ir dažnai jie pasigauna tai, kalbant su lietuvaičiais, jie jau dabar mano, kad čia yra nesaugu atvykti, net atostogų, kad karas bus jau rytoj. Tai aš matyčiau tą didžiausią iššūkį pristatant tą modernę galimybių kupiną šalį užsienyje gyvenančiams lietuviams. Ir vėlgi mes tiesiogiai bendraudami su bendruomenėm dažnai turim tą ribotą pasiekiamumo lygį, kuomet jeigu žmogus aktyviai nedalyvauja bendruomenės veikloje, tai dažnai jis būna tam tokioj pilkojoj zonoj, tam blind spot, kaip ir mūsų šitas podcastas vadinasi, ir kuomet jo nepasiekia ta tiksli informacija. O kalbant ir tiesiogiai atsakant į klausimą, ką dar reikėtų keisti, tai čia yra nuolatinis procesas. Visą laiką tobulėti, visą laiką aiškiai stebėti, įvardinti tuos iššūkius, ar tai būtų aptarnavime, ar tai atliepiant vaikų integraciją. Man atrodo, kad įtraukimas ir sudarimas tų sąlygų grįžtantiems vaikams į mokyklas, tai čia be galo ir vieta, kur dar reikėtų tobulėti, ir yra tų iššūkių, ir yra tam tikras tinklas geriau pasiruošusių mokyklų, bet norėtųsi, kad visos tos mokyklos būtų pasiruošusios, būtų aiški sistema, kad grįžęs vaikas turėtų sąlygas kuo paprasčiau integruotis į klases. Ir čia matyti ta diskusija, kuri dabar vyksta apie švietimo sistemą dėl mokyklų uždarimo regionuose. Čia matyti irgi yra, jeigu aš galvoju, norėčiau grįžti į savo, sakykime, rajoną, kuris yra tokiau, bet turiu mažų vaikų ir kuriems reikės mokyklos, tai tas klausimas, o tai, kai aš grįšiu, dar bus ta mokykla ten, ar jau nebus tos mokyklos. Tai matyti irgi yra toks
svarbus dalykas, kur žmogui kaip prognozuoti, ar aš ten rasiu tą, ko man reikia. Tai vėlgi, čia jau turbūt ne mano ir ne mūsų kompetencija tą įvertinti, ar vieną ar kitą mokyklą uždaryti, kaip, ar ten kiek tas skaičius turi būti minimalus, kad ta mokykla veiktų, bet čia daugiau kalba eina apie tas veikiančias mokyklas ir tą integraciją, nes tai vėlgi, tai yra kertiniai klausimai, dėl kurių žmonės priima tos sprendimus. Vieni būtent laukia vaiko to darželinio amžiaus pabaigos, kad jis pradėtų Lietuvoje mokyklą, kiti laukia, kad vaikas užsienyje baigtų mokyklą ir didžiausi iššūkiai pastebim, kad yra būtent tam mokykliniam amžiui, kuomet tos integracijos dar vis sudaro tam tikrus iššūkius. Ypač jeigu vaikai, sakykime, ilgesnį laiką jau vyresnio amžiaus yra. Grinai, žiūrint iš verslo pusės, ar ne, nes aš kaip minėjau, jūs dirbat kaip tokia rinkodaros agentūra, bandydami pritraukti lietuvius atgal. Kiek valstybė skiria tam pinigų ir ar to tikrai užtenka? Vėlgi, per pastaruosius 5 metus tos sumos didėja. Ir yra padidėję, kiek tam globalios Lietuvos strategijos įgyvendinimų yra skiriama, kiek institucijos skiria įgyvendinant tuos projektus, daugiau visada yra geriau. Bet čia vėlgi iš verslininko perspektyvos žiūrint, ar kokybiškai įsavinami tie pinigai. Taip. Tai čia, bet vėlgi, grįžtant prie Grįžtu.lt platformos, prie mūsų veiklos, startavom tik tai pernai. Tai faktas, kad šiuo metu ypatingai dėmesį skiriam ir komunikacijai, mūsų vardo žinomumui, nes klausdami ir bendraudami su diaspora girdim, kad poreikis tam yra didelis ir kad mus žinotų, kad žmonės rastų mus ir surastų tą informaciją, tai vėlgi, tai nėra savaime suprantami dalykai, nes gyvenam tuose laikuose, kuomet informacija yra be galo daug ir kartais kvailai nusistebim, kad tu kažko nežinojai. Bet yra natūralu kažko nežinoti. Nežinojimas dabar, žinokit, yra toks įprastas dalykas, nes kai kažkas sako, taigi visi žino, tai žinokit, didesnė dalis žmonių nežino, nes nors mums atrodo, kad visi žino. Visiškai, ir ten tie tokie pasakymai, taigi įdėjau į Facebooką, tai kaip, ar tu nematėjai, Taip, įdėjau, tai čia kaip akmenį ant kelio padėjau, taip, bet iš to nieko nėra. O kitas dalykas, kokia komanda dirba su tuo, skaitant Užsienio reikalų ministerijos, neskaitant jau visų kitų institucijų? Tai kalbant apie Grįžimo į Lietuvą skyrių, kuriam aš vadovauju, tai yra tas mūsų šerdis, tai konsultacijų centras Grįžtu.lt. Tai yra 3 konsultantės, kurių jau yra kasdienis darbas kelti ragelius, atsakyti į elektroninius laiškus, ar tai internetinio pokalbio metu atsakyti. Yra vienas žmogus, kuris koordinuoja jų veiklą ir dar skyriuje dirba, iš viso skyriuje dirba 9 žmonės su manimi. Tai čia tokia nedidska agentūra, sakyčiau, jeigu tokia rinkodarinė prasme. Mini agentūra ir 2 žmonės komandoje yra būtent atsakingi už komunikaciją, nes mes turim ir savo paskyrą socialiniuose tinkluose, tiek Facebookas, tiek LinkedInas, tiek Instagramą, tinklapio valdymas ir vėlgi tai yra apie informaciją, o informacijos yra daug ir tai puikiai suprantame visi, kad koordinacinis darbas, kuris yra su kitom institucijom. Visiškai ir tai yra gyvas organizmas, nuolatos reikia atnaujinti informaciją, nuolatos sekti pasikeitimus, nes tai yra spektras ypatingai platus. Tai visų Lietuvos institucijų tam tikra dalis, kuri gali būti aktuali grįžtantiesiems, o grįžtantiesiems yra aktuali praktiškai visa informacija, kuri aktuali yra čia nuolatos gyvenantiems lietuvaičiams. Kiek panašiai žmonių kitos institucijos turi pas save? Tai mes, kuomet mes kalbamės ar ten su mokesčių inspekcija, ar su ta pačia Sodra, ten kalbam apie šimtus ir tūkstančių žmonių ir konsultantų. Turiu omeny, kad tie, kurie grinai dirba su jumis koordinuojant tuos klausimus. Tokia kaip tarp institucinė komanda. Tai vėlgi, mums labai svarbu turėti tą konkretų žmogų, kur tu gali paskambinti ir pasitart. Kai kuriais atvejais mes tiesiog patys lygiai taip pat skambiname tuos konsultacinius centrus bendruoju telefonu, kad kažką sužinotume ir pasikoordinuotume, nes dažnai būna, kad tas vienas žmogus, tarkim, valstybinėje mokesčių inspekcijoje irgi nežinos tų visų
visų atsakymų. Taip. Vėlgi, glaudus bendradarbiavimas su užimtumo tarnyba. Tuo tarpu užimtumo tarnyba turi savo skyrius visose Lietuvos savivaldybėse. Tai ten vėlgi jau yra tas aptarnavimo ratas kur kas platesnis negu mūsų. Tai mes visgi komanda tikrai maža, bet užsimam labiau tuo koordinaciniu bendradarbiavimu su visom institucijom ir su savivaldybėm. Ir aišku, matyt, tiek bendruomenės užsienyje, tiek mūsų ambasados. Vienareikšmiškai. Čia mūsų yra prioritetas, ta prasme, tiesiog privilegija užsienio reikalų ministerijos, kad vėlgi mes tą žinią skleidžiam per savo diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigas. Koks ambicingiausias tikslas dabar išsikeltas jūsų komandos? Iš tikrųjų, tai norim ir kad ta tendencija išliktų. Norim, kad žmonės žinotų, kur kreiptis, kuomet jie priiminės tos sprendimus. Norim, kad toliau galėtume teikti kompetitingą, aiškią informaciją, kuomet yra jau ne mūsų kompetencijos ribos, kad mes galėtume nukreipti į instituciją ir ten žmogus gautų visą reikalingą informaciją. Bet kaip matuojat? Ar turit tokį kažkaip, tą vadinam, KPIs arba tą rodiklį, kaip matuojat savo sėkmę arba nesėkmę? Tai čia vėlgi mūsų iššūkis, kuomet mes negalėtume prisimti kredito savo, jeigu kitais metais sugrįžtų, nežinau, dar dvigubai daugiau žmonių negu sugrįžo praėjusiais metais, nors praėję metai buvo rekordiniai. Kiek pernai metais sugrįžo? Rekordiniai ta prasme, kad praėjusiais metais dvigubai daugiau žmonių sugrįžo negu išvyko ir pirmą kartą nuo nepriklausomybės atkūrimo 90 metais išvyko mažiau negu 10 000 žmonių. Nes šiaip grįžimo skaičium, santykiniu to grįžimo skaičium, tai rekordiniai buvo 2013 metai, kuomet po tos didžiosios bangos 10 metais, po krizės 13 metais sugrįžo nemažai žmonių. Bet jeigu mažiau negu 10 išvyksta ir turint omeny, kad apie 6 000 studentų paprastai kasmet vidutiniškai išvyksta studijuoti, tai reiškia, kad išvykstančių, kurie ne dėl studijų, yra tikrai labai mažas skaičius likęs. Ir dabar, tarkim, paskutinės apklausos duomenys ir rodo, kad didžioji dalis išvykusiųjų išvyko dėl studijų. Tai vėlgi visiškai pasikeitė, ta prasme, jau ne ekonominės priežastys, jau ta prasme, tos priežastys išvykimo, kurios buvo prieš 5, prieš 10 metų, jos yra sumažėjusios ir turbūt didžiausias tas mūsų pasiekimas, kad mes Lietuva kaip valstybė tapom konkurencinga. Ir čia toj vietoj labai protinga tas žingsnis, kad tiems, kas išvyksta ir mokosi užsienyje, iš tikrųjų duot galimybę turėti praktikas tose tarptautinėse kompanijose, lietuviškose kompanijose čia, nes tai irgi savotiškai darbdaviams parodo potencialų darbuotoją, darbuotojai parodo, kad žiūrėk, tokios darbo vietos yra ir Lietuvoje ir tu gali grįžti. Tikrai taip. Ir vėlgi yra gražios iniciatyvos, tokios kaip diasporai draugiškas darbdavys, kuomet čia yra užimtumo tarnybos kartu su ekonomikos ir inovacijų ministerija, su pasaulio lietuvių bendruomenė pristatyta iniciatyva, kur vėlgi tie maži gražūs žingsniai, kurie parodo, kad diaspora yra laukiama ir vėlgi visiškai pasikeitęs Lietuvos darbdavių požiūris į užsienyje turinčius patirtį, kuomet vėlgi prieš 10 daugiau metų, ta prasme, šiek tiek net buvo baiminamis tokių žmonių, kad jie čia atvažiuos, turės kažkokių tai neįgyvendinamų lūkesčių, dabar to jau nėra, dabar jau vertinama ta patirtis ir suprantama, kad tai yra pliusas, o ne minusas. Ačiū Tadai, matyt, galėtume šnekėti dar daug, nes tikrai įvairių istorijų ir niuansų tikrai labai daug, bet ačiū pačiam už laiką, ačiū už pasidalinimą, o mūsų žiūrovams sakom iki kitų susitikimų. Ačiū Jums. Dėkui.